Yra kažkoks. Jo, dabar mane mato. Diena, tai mes jau, gerbiamas Arvydai, pradedam nuotolinį tokį ir mišrų posėdį, ir frakcijų seniūnai buvo kviesti. Aš matau vieną seniūną, konservatorių nematau atstovo visai. Gabrielė atėjo vėliau. Ne. Ir vienas pavaduotojas ir vienas atstovas. Taip. Iš tiesų, kodėl mes nedarėm visos tarybos? Todėl, kad būtų diskusijų daugiau, galimybės išsisakyti, o kai didelis labai kiekis žmonių, sunku diskutuoti ir rasti tą racionalų grūdą. Tai prašyčiau pirmiausia Daivos Gasiūnienės pristatyti tai, kas padaryta šiam momentui. Ateikit čia, kad visi girdėtų dalyviai. O žiūrėjau, kai man išjungti. Labą dieną visiems. O nustebino, kad toks kiekis žmonių čia yra prisijungusių. Žodžiu, kalba yra apie muziejinės kalvos plėtrą tikriausiai, dėl šito objekto susirinkom. Taip. Tai 21 metų 11 mėnesio 12 dieną yra surašytas protokolas. Taip. Šitas mikrofonas girdė viską aplink. Surašytas protokolas su nutartimi. Čia išjungta tikrai. Mikrofoną išjungta. Arvydai, ar girdite mus? Girdžiu. Kol jūs nekalbate, tai prašau užmutinti. O mane girdit? Mikrofoną dabar užmutinti. Ar girdit mane? Taip, girdim. Tai jūs norėsite... Labas visiems. Tai gal girdėsis, pažiūrėsit. Gal ne? Anykščių rajono savivaldybės paveldo aktualinimo programos parengimo darbo grupė nusprendė, kad iš visų nekilnojamų kultūros paveldo objektų rašytojų muziejų kalba būtų renovuojama ir vykdoma jos plėtra prioritetiškai, o muziejinės kalbos infrastruktūros kaitos darbai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka, koordinuojant savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriui. Dėl šito sprendimo buvo balsuota vienbalsiai ir nuo tada prasidėjo darbai. Žinoma, nuo 21 metų galo, diskutuojant apie biudžeto sandarą, buvo įrašyta į 7 programą pirma eilutė, kad prasideda apie šį objektą galvojimas nuo projekto konkurso. Ką ir sako architektūros įstatymas, statybos įstatymas, kad yra svarbiam objektui yra rengiamas tokio tipo konkursas. Ne pigiausios kainos, ne ekonominio naudingumo, o projekto konkursas. Nes jo tikslas yra geriausios išrinktos profesionalų komisijos darbas, autoriai, su jais sudaroma sutartis techniniam projektui rengti. Tai įvyko visa eilė darbų, tai yra Fixus Mobilis atliko vertinimą, Baranausko klėtelės, turiu tą visą vertinimą, atlikta archeologija, Gintautas Zabiela ją atliko. Tada dar tiesa buvo prieš tai profesionalų grupė, pirmą vietą gavo Struktum projekte,
irgi šitoje nominacijoje, kaip paimti klėtelę po stiklu. Nu ir dabar architektūros skyrius, aišku, kartu su viešųjų pirkimų skyriumi, nupirko pradžioj pagalbininką, tai yra muziejinės kalbos plėtrai suformuoti sąlygoms ir padėti konkursą suorganizuoti, idėjų konkursą rangovą, tai yra Meš Studio, ir prasidėjo darbai. Turiu konkurso skelbimą, galėčiau jį perskaityti, bet gal čia nereikia. Ir buvo keli pratęsimai, galutinis vertinimas buvo balandžio 25 dieną 23 metų. Darbai pateikti yra 8. Ekspertų grupė, urbanistų ir architektūros ekspertų, kraštovaizdžio ekspertų grupė atestuota vertino. Tada dar pasakysiu, gautas sąlygoms, kurios buvo paruoštos sąlygos, gautas pritarimas iš Lietuvos architektų rūmų, tas pritarimas buvo 22 metų 10 mėnesio 21 diena, Lukas Rekevičius, architektų rūmų pirmininkas, patvirtino sąlygas ir tuo pagrindu buvo pradėtas konkursas. Ir ekspertų komisijos vertinimų pirma vieta, pirmos vietos laimėtojai, yra čia salėje 4 planšetai, tai yra projektiniai pasiūlymai, netechninis projektas ir, kaip ir taisyklės reikalauja, buvo garbios komisijos surašytos rekomendacijos. Kodėl tą noriu paviešinti? Todėl, kad tos rekomendacijos, manau, kad labai atsakys į daug klausimų, ypatingai, kai matyti dabar ir ekrane, ir ne ekrane tie žmonės, kurie šiek tiek, kaip ir kritiškai žiūrėjo į šitą dalyką. Tai rekomendacijos buvo tokios ir su jomis turėtų susidoroti techninio projekto rengėjai, nes jiems tas yra kaip įstatymas. Tai pirma, išlaikyti vertingą darbo savybę, kai gaubtos stiklai neskaidomi horizontaliai ir kampe paliekamas berėmis stiklas. Antras, atidžiai parinkti grindinio dangą, orientuojantis į kuo minkštesnę, biresnę dangą, vengti kietų plotų. Čia Jolantos buvo kelis kartus pastebėjimas, bet jisai yra ir seniau įrašytas komisijos. Trečias, siūloma pagalvoti apie racionalesnį sienų krypčių įsivedimą siekiant maksimalaus optimalaus racionalumo ir kuo geresnio patalpų išnaudojimo. Čia yra kalba apie rūsį, kur mes čia daug diskutavom ir turėčiau pasiūlymą dėl jo. Tada pagalvoti apie laiptų į Muziejaus gatvę paslinkimą ir integralesnį susiejimą su saugyklos sklypu. Ir klėtelės erdvėje būtina sąlyga, kur užrašyta visiems, tai užtikrinti klimato kontrolę tinkamą saugomam objektui. Tai tuo pagrindu buvo sudaryta sutartis Liepos 19 dieną techniniam projektui rengti ir buvo surašytas darbų grafikas ir, žodžiu, į kurį dabar mes truputį jau nebelabai įtilptume, nes savo iniciatyvą šio projekto laimėtojai dar net nepradėję nieko daryti, jokio etapo techninio projekto link, jie norėjo atlikti kūrybinės dirbtuvės. Šiaip architektūros skyrius teisybės dėliai, galiu pasakyti, šiek tiek prieštaravo, nes tai yra nei numatyta, dar net neatėjo diena projektinių pasiūlymų viešinimui su visuomenė, bet jie nutarė parodyti žmonėms ir biškį prakūrybinti ties tais 5 punktais, ką aš ir paskaičiau. Tai žodžiu ir to susirinkimo metu, truputį buvo tokia kritikos lavina ir pristabdytas tame etape projekto eiga.
Tai aš tik tai noriu priminti, kad 27 metai yra pirmojo Lietuvos memorialinio muziejaus 100 metų paminėjimo metai. Taip pat noriu pasakyti, kad tai yra valstybės saugomas objektas ir atsakomybė mūsų, bet rūpestis valstybės. Ir dar noriu pasakyti, nes daug žmonių ir klauso, ir yra, tai yra vienintelė galimybė 27 metais gauti Lietuvos kultūros sostinės statusą, nes tai yra žymi data, reikšminga, ir todėl buvo jai ruošiamasi nuo 20 metų. Aš tiek daugiau, ne vien klausimų bus. Gerai, tada klausimai vėliau. Aš paprašyčiau muziejaus direktoriaus pareikšti savo nuomonę, nes jūs buvot pareiškęs ir tada pristatymo metu kvieščiau va čia, kad girdėtų visi, kurie dalyvauja nuotoliniu būdu. Duosiu. Prašau. Tada būna pirmus kartus. Edgimonė. Tai prašom, direktoriau. Tai rugsėjo 14 vykusiame susitikime aš ne savo mintis pristačiau, o tiesiog kaip muziejaus šiuo metu esantis vadovų ir būdamas atsakingas už muziejų, tiesiog, tada pasiteiravau 3 skirtingų sričių specialistų, tai Lietuvos memorialinės muziejininkystės, sakytume, autoriteto ilgametės Maironio muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės, Arvydo Šaltenio, profesoriaus dailininko, Baranauskų giminės kūrybinės linijos tęsėjo, ir Gudyno restauravimo centro direktorės Jūratės Senvaitienės, kadangi būtent ji ir jos kolegės prieš 50 metų konservavo kletelę. Tai tiesiog buvo noras, kad pažiūrėtų kaip savotiški ekspertai, nes aš visą laiką maniau ir šią minutę manau, ir šiandien noriu tą siūlyti, kad vis dėlto būtų, jeigu va čia kaip ką tik tai Daiva, kurios sugebėjimų viskas organizuoti, tad nuostabi ta visa sistema, tikrai čia viskas gerai, bet joje, mano supratimu, trūko vieno dalyko. Būtent tų įvairių sričių ekspertų, konsultavimo tam tikrame etape, galbūt jų susitikimo. Tai va, tai tiesiog, ir tiesiog aš ten tik tai paskaičiau tas mintis, kurios nieko ten ypatingo nereiškia. Va, o kaip muziejaus atstovas aš galėjau remtis tik tai lankytojų, kadangi viskas, kas vyksta dėl lankytojų, tai remtis lankytojų nuomonėmis. Bet aišku, skirtingai nuo vienuolio Žukausko, kuris 56 metais nebejotinai prašydavo ir į lankytojų knygą lankytojai įrašinėjo apie kletelės būklę, nes jam reikėjo žūtbūt argumentų, kad gaubtą pastatyti. Šito mes dabar nedrįsam daryti, kadangi tai būtų, galbūt suprasta, kad čia kažkas nori kažką specialiai. Tiesiog taip žmonių mintis. Tai va, tai tuo metu, kol vyko tas konkursas, iš įvairių Lietuvos vietų atvažiavę žmonės, kada jie pažiūrėdavo į tuos variantus, aišku, niekas ten neįsigilindavo labai, bet jie tiesiog dauguma, absoliuti dauguma, juos gazdino būtent tas stiklas ir aišku, nes daugelį projektų tie dalykai buvo. Tai va, o muziejuje yra įvairios nuomonės, kadangi muziejus vis viena, jis turi orientuotis į ateitį. Tai žinoma ir kletelė, jeigu ją vis dėlto, jinai yra eksponatas, ir jeigu kletelę mes pripažįstame kaip eksponatą, kurį reikia saugoti kaip eksponatą, tai taip, tada reikia sugrįžti prie vienuolio pergyvenimo, kad kletelė gaubtas nešildoma patalpa.
Bet aišku, čia jau yra dideli sprendimai įvairūs, kaip tas būtų išspręsta ir ar tai būtų įmanoma padaryti tam stikliniam pastate visus tuos visų temperatūros ir kitų dalykų reguliavimo įrenginius. Tai čia jau sprendimo metu turbūt tas paaiškėtų. Tai va, kitas, čia matot, gan gerai iš 3 dalių, tai galėčiau sakyti taip, bent jau mano galvojimu, gaubtas tai yra vienas dalykas, kuris, sakau, jeigu priimami sprendimai, kad vis dėlto reikia daryti normalų šildymą, tai tada turi būti ieškoma būdų. Ar tai šitas pastatas bandoma ieškoti renovavimo, ar naujas, ar kaip kitaip. Dabar dėl tų papildomų pastatų, čia yra jau vėlgi, tai yra jau svarstybių dalykas. Pirmiausia, ar tikrai paminklosaugą nuo to naujo statinio išorinio, ar tam tikrai yra, taip saka, teisė, nes paprastai memorialinė muziejininkystė atstatoma lyg tai prieš tai buvę pastatai, čia šiuo atveju tas būtų, lyg tai jisai ne kažkoks atstatymas, naujas statinys. Ir aišku, dėl to požeminio pastato, nes tas požeminis pastatas, jisai žinoma turi tam tikras galbūt ir žaves mintis, kad čia nusileidai požemį, čia nusirengi, čia vaikštai, visą kitą, bet yra ir tam tikrų klaustukų, pavyzdžiui, dėl konferencijų, ar konferencija, sakysime, erdvėje, kur visiškai nėra dienos šviesos ir joje praleisti laiką, ar tai čia tinkama vieta, gal ta salė mūsų, kuri dabar yra, gal joje konferencijam tinkamesnė vieta. Tai va čia klaustukai yra. Ir aišku, dar yra kis dalykas, tai dėl tų tam tikrų sprendinių, kad, reiškia, Baranausko ekspozicija, jinai įrengiama atsietai nuo kletelės. Jeigu mes dabar, kaip sakoma, vis tiek, čia šiuo atveju mes gal porą žmonių esam, kurie daugiau su lankytojais susidurėm, anksčiau čia daugelį metų ir Daiva paminklosaugininkė dirbo, tai mes visą laiką žinom, kad lankytojam yra visą laiką geriau, kada tu visą ekspoziciją turi greta, pavyzdžiui, greta kletelės. Dabar, kai ta ekspozicija būtų šitam sumanime atskiriama ir kletelė, tada prie jos atėjimas, jau tik atėjimas, jau kaip prie objekto, prie kurio jau tik ateini, tik pasižiūrėti. Tai čia irgi yra tokie dalykai svarstytini. Ir paskutinis dalykas - vienuolio namas. Rašytas vienuolis, jisai paliko rašytojų sąjungai su ta mintimi, kad tai būtų Anykštėnų rašytojų muziejus. Tai dabar, sakysime, bent jau aš tai sąmoningai pastaraisiais metais, čia mes kada vienuolio tą ekspoziciją linijinę, kuri jau nebetitiko reikalavimų, kai mes ją demontavom, tai aš kol kas ir tas erdves žiūrėjau kaip į variantą, kur galbūt mes ir galėtumėm būtent Baranausko temą, ir kitų rašytojų temą išplėtoti ir taip tą vienuolio namą suaktualinti. Tai žinoma, čia tokie pasvarstymai, daugiau čia būtų mano, nes, sakau, muziejai yra skirtingų galvojimų ir mes buvom susirinkę, čia pasidiskutavome ir todėl turiu sakyti, kad yra skirtingų galvojimų ir galbūt jeigu meras suteiks ir žodį kolegai Tautvydai, jisai savo matymą pasakytų, tai būtų tiek. Tai kadangi jau direktorius pasiūlė Tautvydui suteikti žodį, prašom. Aš dar jums leidus pasakysiu garsiai prie mikrofono, tik atkreipiu dėmesį, čia dar tik tai buvo pasirašyta sutartis dėl techninio projekto rengimo. Jis nepradėtas rengti. Ir ką Antanas pasakė, būtent vienas iš punktų ir yra komisijos rekomendacija dėl patalpų rūsyje.
Tai aš galiu pasakyti, kolegos, kadangi ir visi girdi, ir žiniasklaida, ir viskas, tai techniniam projektui nuo dabartinės situacijos reiktų 177 tūkstančių eurų. Iš viso su viskuo ir užbaigti. Jeigu mes pradedam šitą daryti ir dabar neįvertinam tos situacijos tiek muziejaus norų, tiek archeologų, tiek istorikų, ir tada tokia suma tam projektui būtų. Tai mes jau tada įeinam į tolesnį laiką vykdymo ir jau tada grįžimo nebėra. Prašau, Tautvydai. Aš pratęsdamas direktoriaus mintį, pirmiausia pasakyčiau ne savo asmeninę nuomonę, o apibendrintą muziejaus žmonių nuomonę, kalbantis tuo klausimu. Tarsi sutarta buvo dėl vieno principo, kad 2027 metai Anykščių ir nacionaliniu mastu turi būti pažymėti kaip Antano Baranausko metai, ir tai yra būtinybė susitvarkyti klėtelės gaubtą ekspoziciją Baranausko ir panašiai, kad permainų reikia. Tačiau muziejininkų nuomonė pasiūlytas ir išrinktas projekto sodyba nesprendžia kai kurių klausimų, kurie praktinėje muziejininkystėje turi būti kasdienybėje išspręsti. Tai yra tobulintinas projektas, apgalvojant kai kurios praktinius muziejinės veiklos principus. Ir labiausiai kliuvo patiems muziejininkams, kurie susiduria su klėtelės lankytojais kasdienybėje, kliuvo tai, kad atkertama Antano Baranausko ekspozicija nuo Antano Vienuolio ekspozicijos. Nesvarbu, koks turinys būtų Antano Vienuolio name, lankymas skirtingose erdvėse, izoliuotose tarpusavyje, nesiejamuose niekaip, yra apsunkintas. Į vieną muziejų ateini, jame būni, po to iš jo tarsi reikia išeiti ir už 10 metrų eiti į naują muziejų. Tokio sprendimo nebuvo daroma projekte, tokios užduoties nebuvo projektuotojams, nes buvo apibrėžta erdvė, kurioje kažkas projektuojama, tai buvo tiesiog teritorija, kurioje galimas projektavimas. Ir Vienuolio namas liko nuošalyje, tarsi atskiras. Kažkokiu sprendimu reikia, tai nereiškia, kad turime susaistyti galerijomis ar panašiai. Galbūt yra kokie architektūriniai sprendimai. O savo nuomonę pridurdamas trumpai pasakyčiau taip. Anykščių atsakomybė, kad nacionaliniu mastu Baranauskas būtų vertinamas, pripažintas ir šita žinia būtų perdodama iš kartos į kartą. Kai manęs projektuotojai klausė, kaip mes čia turėtume prisitaikyti prie Anykštėnų norų, prie muziejaus poreikių, aš jiems pasiūliau prisitaikyti ne prie mūsų poreikių, o prie savo vaikų poreikių, kaip jie norės lankyti Antano Baranausko klėtelę po 10 ar 15 metų. Apie tai reikia galvoti, ne apie tai, kaip dabar, kiek reikia kvadratinių metrų šluotoms ar edukacinėms priemonėms sukrauti, o apie tai, kaip deramai bus pagerbtas Baranauskas, kiek jis bus iškiliai pristatomas Anykščiuose, ne tik anykštėnams ar lietuviams, bet tarptautiniu mastu. Tai būtent kai kurių tarptautinių sprendimų pasaulyje įprastų priimtų Anykščiuose mums ir reikia. Ir šiuo atveju aš tikrai didelės viltis dėjau į komisiją, kuri vertino pasiūlytus projektus, turėdama ir tarptautinį matymą, kaip turėtų būti sutvarkytas muziejinės erdvės. Ar 8 projektų užteko, kad būtų atliepta visiems galimiems poreikiams, aš negaliu sakyti. Komisija pasirinko iš 8 geriausią. Mes negalime nuginčyti to fakto, kad buvo pasirinktas iš pasiūlytų geriausias. Ar jį reikia toliau tobulinti? Visai galimas dalykas, jeigu mes siekiame maksimaliai gero sprendinio. Man atrodo, kad projektuotojai yra geranoriški dirbti, įtraukdami į savo komandą galbūt labiau patyrusius, galbūt kitai kartai atstovaujančius. Čia projektavo jaunimas. Galbūt jie neišgirdo mano arba vyresnės kartos žmonių kažkurios nuomonės arba idėjos, kuri gali būti inkorporuota į projekto visumą. Darbas turėtų vykti. Stabdyti šį procesą tarsi būtų mūsų kartos praradimas. Mes nepadarysime to, ką galėtume padaryti savo kartoje, o vėlesnės kartos ką padarys? Gal kažkas ir vėliau padarys. Bet stenkimės padaryti dabar. Ačiū. Posėdis.
Ar girdite? Ir replikuodama norėčiau paklausti, aš irgi pasakyta, kad skirtingos erdvės sudaro problemą, ne? Nu, į skirtingus pastatus įėjimų. O kaip yra atmusiai, lygiai tas pats, skirtingi pastatai ir įėjimai, nors svarbysi, čia problema yra. Aš dėmesio, dabar žiūrėkime. Dabar norėčiau tada tiem žmonėm, kurie nuotolėje yra. Gintautui gerbiamas, ar jūs turit galimybę kalbėti, nes jūs kažkokioj konferencijoje esat? Taip, labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Šiuo metu turiu, tik tai labai ribotam laikė, nes Tai taip jau gaunasi. jūsų ir klausom. Gerai. Tai čia aš galbūt, vadinkim, manau, kad nežinau dabar kokioj stadijoje yra, tiesiog trumpai prisijungiau, galiu reaguoti tik į, vadinkim, į tai, kas buvo, ką mačiau muziejuje, kas buvo pristatyta. Ir nesigilindamas jokias tokio atveju smulkmenas, tai yra toks dalykas. Esmė muziejaus dabartinio. Tai yra memorialinis, istorinis objektas Baranausko ir Vienuolio Žukausko palikimas ir jo išsaugomas, jo perdavimas. Ne jo modernizavimas, kaip nors tokių, bet jo perdavimas. Tai va, tai čia mes turim būti labai, vadinkim, dėmesingi, akuratus, pasitelkti maksimaliai, vadinkim, visas priemonės ir galimybės, kad tą įsaugoti autentą, ten, kur jį galima, kur jį reikia saugoti ir taip toliau. Tai nereiškia, tokiu atveju, kad tą jubiliejų pasitikdami ir kur nors nieko daryti nereikia. Viskas dėvisi, viskas, vadinkim, keičiasi, kai kurie dalykai, kurie natūraliai mūsų laikais keičiasi, medžiagos ir kiti tokie dalykai. Taip, daryti ten reikia, bet čia yra memorialinis daiktas, objektas, tai va, tai šito. To projekte aš labiausiai, vadinkim, esmingiausiai to ir pasigėdau. Tai tokio, taip, čia mes ne naują muziejų kūrim, ten buvo pristatytas naujo muziejaus kūrimo projektas. O čia mes turim, esam, saugom, tai tik Tautvydo gerbiamo mintį truputį išgirdau tokiu atveju, kad taip, turim tą išlaikyti. Kažkiek tai aš gal tiek trumpai. Ar būtų klausimų, nes Gintautas atsijungs jam kaip archeologui ir istorikui? Dėl dirvožemio klausimas. Tai gal tada paprašytume arba Arvydas, arba Tomas galėtų pasakyti savo mintį. Taip, tai jeigu man čia suteikiamas žodis, tai aš galiu pasakyti. Taigi, aš manau, kad taip, jeigu yra problema, kad po tuo gaubtu yra sunku palaikyti reikiamą drėgmę, temperatūrą, tai tokia moderni sistema, kuri tą mikroklimatą palaikytų, ją yra prasminga įrengti, bet tam nereikia griauti pačio pastato, nes tokios sistemos yra įrenginėjamas esamam pastate. O esamas pastatas gaubtas, jis nėra šiaip vien gaubtas. Tai yra vieno iš žmonių, kuriam skirtas šitas muziejus ir kuris jį įkūrė, Antano Vienuolio palikimas. Būtent Vienuolis pats rūpinosi, kad toks gaubtas būtų pastatytas ir jis pradėjo jį statyti, jis baigtas jau po jo mirties. Štai galiu pacituoti iš Rapolo Šaltenio knygos apie Antano Vienuolio gyvenimo pėdsakai, čia cituojamas Vienuolio nedaug laiko prieš jo mirtį 1957 metais rašytas laiškas, kuris kaip ir apibūdina savo santykį su tuo pastatu. Štai jis rašo: dabar aš turiu daug ir rūpesčių. Ant poeto Baranausko memorialinio muziejaus skletelės deda gaubtą ir ant Biliūno kapo stato monumentą. Tai aš turiu prižiūrėti, pranešinėti ir apskritai daug visokio darbo. Tai būtent pats Vienuolis dirba statydama šitą pastatą. Ne plytas gal dėjo, bet jis žiūrėjo, kad būtų pastatyta taip, kaip jo supratimu reikia. Tai va, ir
Rapolas Šaltenis daro tokį išvadą: šis keistas pastatas saugotojas paminklas Antanui Vienuoliui kaip muziejininkui. Tai paminklas Antanui Vienuoliui kaip muziejininkui. Tai dar 1982 metais padaryta išvada. Tai dabar, sakoma, mums reikia minėti Antano Vienuolio įkurto pirmojo Lietuvoje memorialinio muziejaus šimtmetį. Tai ir ta proga, šimtmečio proga, norima tai, ką sukūrė Vienuolis, griauti. Tai čia man iš viso sunkiai proto suvokiamas šimtmečio paminėjimo būdas. Tai kaip galima minėti muziejaus šimtmetį ir tą progą jį griauti. Tai tą paminklą ir Antanui Vienuoliui, čia ne tik Baranauskui, tai aš manau, kad ta kryptimi apskritai svarstymas neturėtų vykti. Svarstyti galima, sakau, jeigu yra pagristų, manau, kad jie gal pagristi, pagristų baimių, kad tas pastatas neužtikrina ten temperatūros, drėgmės reikiamą santykio, tai prašom, šitą dalyką tikrai galima tvarkyti, galima remontuoti tai, kas ten laiko pažeista ir panašiai. Tai naujų pastatų, autentiškoj, memorialiniai, pavyzdžiui, sodyboje taip pat naujų pastatų neturėtų būti statoma. Tai čia yra vėlgi memorialinio muziejaus esminių principų pažeidimas. Tai taip kažką daryti reikia, kaip aš jau minėjau, bet nereikia daryti to, kas padarytų žalą muziejui. Tai nes bus išleisti ne tik pinigai, čia ne piniguose klausimas, kad čia daug kainuos visą tai, bet už tuos pinigus, kurių bus daug, bus padaryta žala, jeigu bus vykdomas toks projektas, koks yra dabar sumanytas. Jį reikia sumažinti iki normalių ten patobulinimų, kurie nepažeidžia visos sodybos autentiškumo. Tai ir kainuos pigiau, ir naudos iš to bus daugiau, ir žalos nebus padaryta. Tai toks mano būtų trumpas vertinimas. Ačiū uždėmesi. Gal gerbiamas Arvydas tada galėtumėt pasakyti kaip giminaitis? Ar girdit mane? Taip. Jo, aš labai atsiprašau. Man čia nutrūkinėjo, kokius 5 kartus išsijungė. Labai norėjau visų paklausyti ir dar pirmą nepasisveikinau su visais. Malonu dalyvauti posėdį, nes kažkada Vilniaus savivaldybėje 4 kadencijas buvau ir kultūros švietime, o esu Anykštėnas iš tikrųjų ir labai kažko nepasakysiu, tik atsimindamas savo vaikystę, kai dar klėtelė buvo neapgaubta ir kai vienuolis mums leisdavo tenai ir po lovą palysti ir pasislėpti už piestos medinės ir galvodamas apie kitus projektus, kurie vyksta Lietuvoje, renovuojant ar moderninant mūsų paveldą, tai sutinku su tais žmonėm ir čia nenorėdamas, sakykime, priešpriešų jausdamas, kuri vyksta, sakykime, net savotišką politinę, į tai visai nekreipdamas dėmesio, man atrodo, labai būtina išsaugot autentiškumą, sakykime, tos kalvos, žemės, pievos, medžių, be abejo auga, keičiasi viskas, nieks nestovi vietoje ir dabar dėl to be abejo noris visados atsinaujinti, bet ant kiek reikia atsargiai, nepažeidžiant, galvojant, atsinaujinimas kiekvienas turi eiti turinio pagilinimą į to muziejaus, muziejininkystės, į atradimus tam turiny naujų faktų ar kartu be abejo sudarant sąlygas
lankytojam, nu. Ir kada mačiau, aš nemačiau gyvai, aš tik mačiau kompiuterinėje versijoje atsiųstą tą projektą, nu aš iškart išsigandau, kad viskas išgrįsta trinkeliam, kad staiga šalia klėtelės atsiranda dar grandiozinis, gal ir įspūdingas ten architektūrinė prasme, nu, su kelių aukštų pastatas, kuris tarsi atitraukia dėmesį nuo tų objektų, nuo vienuolio namų ir nuo tų savo naujumų, savo turinių. Ir iškart peršasi toks, o kodėlgi yra už keliuko tas pagalbinis pastatas, kur vyksta, o kodėl nerenovuoti jo ir jame, ir jam, nu, tas funkcijas, jeigu ten reikia ar rūbinių, ar tualetų kokių, tai lyg ten turėtų būti padaryta, o čia kiek galima išsaugot, nu, tą dvasią seną įprastą anykštėnam ir kitiem žmonėm dėl klėtelės apgaubimo. Nu, sakykim, kad matysis iš visų pusių gerai, kad nu, tas Gabriūno projektas įprastas mum, jisai žymi laiką. Aš nežinau, kokios ten sąlygos tos ventiliacijos vėdinimo, ar atsirastų pagerinimas, nu, ir tas nupjovimas, reiškia, nu, patalpos kūbinis, nu, kelia tokios abejonės, juk klėtelė tai yra su šlaitiniu stogu. Tarsi turėtų pakartot tas stogas tą formą, kad nesikirstų su tuo šlaitiškumu. Ir tai, ką sakė direktorius, sakykim, kaip lankytojai, bet kur, bet kokioj parodoj, nu, negalima skaidyti ekspozicijos, nu, kada tau aiškina ar apie paveikslą, arba architektūrą, tai tu turi ją matyti čia šalimais ir darant tą naują gaubtą, tai čia ir reiktų galvot, kad čia, nu, ekspozicija ta ir pasakojimas apie Baranauską, apie klėtelę čia ir būtų, o tas pagalbinės funkcijas turėtų turbūt, nu, nesakau, neteigiu, nekategoriškas žmogus, esu visos nuomonės įdomios, bet tenais prie tos konferencijų salės, kur vyksta parodos, tai jeigu dėti pinigus didelius, tai pagerinti tas, kas ir patobulinti, nu, ir kad tas ryšys neatsiskirtų, kaip Tautvydas sakė, abiejų segmentų, sakykim, tai yra čia tęsinys, nu, iš Baranausko į vienuolį, į tą mūsų rašytojų ir anykščių istorijos tęsinį. Tai, sakykim, aklai, nu, man teko dalyvauti ne vienoj taryboj, sakykim, Lukiškių aikštės, nu, dar ir Kudirkos, žinau tuos ginčus ir viską, ir kur kartais reikia ir stabdyti, ir geriau kartais nieko nedaryti, ir nu, negu kad prašaut pro šalį, arba dėl kokio nors, nu, tokio, nu, atsinaujinimo ir efekto, ir visiems žmonėms, nu, o kaip dabar čia nauja, bet į turinį, į gilumą, nei efektą. Visa kultūra dabar eina į cirkiškumą,
į išorinius dalykus, ne į giluminius, o į paviršutiniškus, ar imkim tapybą, ar kitus dalykus. Ir kažkas čia sakė, gerbdamas architektus, ir kurie nori parodyti tą rezultatą ar išmonę, reikia labai, labai atsargiai ir minimaliai. Man taip atrodo, aš ne ekspertas ir jokių būdų nediktuoju. Man brolis, vakar kalbėjau su broliu Saulium, su kuriuo čia ir lakstydavom ir supdavomės vienuolio namuose, jo tam krėsle. Sako, nesikišk, Arvydai, nesikišk, sakau, aš jaučiu, mane kviečia pasisakyti, tai tokia nuomonė, atsodintos medžius, beržų neliko, kaip ir ar užaugint, kad kuo arčiau tos istorijos. Sakykime, ir dėl sovietinio paveldo jau irgi tokį klaustuką, aš tik nebaisiai patinka, uždengia klėtelę, bet kaip ir Vilniui, sakykime, nugriaukim Žalio tilto skulptūras ir kaip patenkinsim. Reikia įvardinti, ir atmenu, sakiau, ir Mikelinskas rašytas, negriaukim, nenaikykim, tai laiko ženklai, tai ir įdomi ta samplaika vieno laiko su kitu ženklai, sakykime, tai reiktų Vilniui išgriauti daug stalinistinių namų. Aš čia negindamas to apvalko, jeigu jisai bus geresnis ir vizualiai, ir padės ekspozicijai, tai jis turi tarnauti turiniui. Aš atsiprašau, kad per ilgai šneku, bet ir dabar čia iš kompiuterio į telefoną įsijungiau, nes ne visus ir girdėjau, atleiskit. Ačiū labai. Gintautai, jūs dar galit kažką pridurti prieš baigdama sesiją? Daugiau gal aš, kaip sakau, tai, ką pasakiau, galiu tik dar kartą labai rezimuoti, tai yra, kad saugokim tai, ką paveldėjom, nes tai yra paveldas. Ir kitas dalykas, neleiskim jam nykti toliau. Tai yra, čia yra ta subtili riba, kurią balansuoti ir kurios tos subtilios ribos balansavimai yra pasireiškia ir architektų profesionalumas, ir muziejininkų darbas, ir, vadinkim, ir jūsų tolimesni sprendimai yra šitas. Išsaugoti, bet kartu neleisiu. Aš gal tik tiek. Ačiū visiems. Ačiū Jums labai. Gal Jolanta tada, jeigu galėtumėt. Sveiki visi prie stalo ir ekranuose. Čia. Tiesą sakant, nieko naujo nepasakysiu, be to, ką jau esu publikavus ir spaudoje, ir komentaruose Facebook'e diskusijose. Ir tik tai noriu pasakyti, kad ekranuose pasisakiusiems aš visiems pritariu, nes tikrai 100% pritariu prie to, kad tai yra pirmiausiai memorialinis muziejus. Niekur jūs pasaulyje nerasite, ar tai būtų butas, ar tai būtų namas, ar tai būtų sodyba, kad kažkas keičiama iš esmės. Nes dabar, sakysim, yra memorialinis butas, kad ir Vaižganto Kaune, kur mes Kauno Anykštėnai ten eilę metų susitikinėjom. Vienintelis dalykas, kas padarytas, tai tualete klozetas pakeistas. Ten tokios, kaip tarnybinės patalpos, viskas. Ir parketas, ir kilimai, ir baldai, ir sienų apmušalai, viskas likę taip, kaip gyveno Vaižgantas. Tai dėl to ten atėjęs, iškart pasisveikini su Vaižgantu. Nes kitur niekur tokios aplinkos nėra. Tai čia yra tas memorialinio muziejaus statusas. Todėl aš irgi už tai, kad aplinkoj, nei pastatuose, ta prasme, nei architektūrai, nei interjeruose nereikia nieko keisti. Aš dabar seniai buvau, neatsimenu, bijau suklysti, kas vienuolio pirmam aukšte.
pastato. Kažkokia ekspozicija, kažkokia Tai yra parodų erdvė. parodinė erdvė. Tai vat aš manyčiau, kad galbūt tas lėšas reikėtų skirti autentikos kažkokios, tai bent nekičinės atgaminimui, kas pas Vienuolio buvo pirmam aukšte, kai jisai buvo gyvas. Jeigu tai yra įmanoma. Sakau, čia tik tai... Mes viską turim, viskas į sąlygas buvo įrašyta, viskas sužiūrėta su turiniu ir viskas atlikta profesionaliai, 5 rekomendaciniais punktais. Tai gerai, Daiva, mes... Pagrindinis ir yra, ką aš čia girdžiu, 100% pritariu. Pirmas dalykas yra išsaugoti, antra, kad jis nesugriūtų. Visi paveldiniai dalykai yra saugomi ir stiprinama jų sauga šiuo projektu. Aš tik tiek galiu pasakyti. Ir labai prašau tada įsigilinti, nes jau kelintą kartą matau ir girdžiu, va dabar jau švelnėja tonas, niekas neįsigilino, nematė to projekto, nedalyvavo diskusijose ir kažkaip iš šono atrodo, pamato vieną namą ir čia jau yra kažkas tai. Ne, žinokite, komisija, atsiprašau, bet tikrai labai kompetentinga, labai jautriai žiūrėjo į šitą dalyką, už tai tas sodybiškumas ir buvo pirma vieta. Aš aišku nesakysiu, kas kiek balų ir aš pati galbūt kitaip viską vertinau, bet tai yra komandinis sprendimas. Susumavus balus, susumavus kriterijų, atitikimą kriterijams pagal nusistatytus balus ir taip toliau. Čia yra labai rimtas darbas. Yra skaudu girdėti tai, kad girdisi ir spaudoje, ir komentaruose, kad čia kažkas atėjo, kažkaip tai ten nepamatavo, neįvertino. Visi dokumentai surinkti, visi raštai surinkti, visi dalykai, visa medžiaga, yra ekspertinis vertinimas kultūros paveldo. Kodėl mes dabar, aišku, labai gerai, tai yra labai šaunu, taip ir turi būti, kad visuomenė turi dalyvauti šituose procesuose. Bet būtų gerai, kad be epitetų ir be paniekinimo būtent aukščiausios prabos profesionalams. Ačiū, Daiva, aš tiesą sakant, tai ne aš čia paniekinu, ne aš čia kažką tai tokio labai kategoriško teigiu, kas link projektuotojų. Tai iš tikrųjų žmonės gavo užduotį, jie atliko savo kūrybinius darbus, tai yra normalu. Bet dabar kalbant toliau, tai apie ką aš kalbėjau, o be to, jeigu kalbant apie pačios projektus, tai aš visus labai gerai studijavau, tiek, kiek buvo ir Anykščių savivaldybės svetainėje, kiek buvo ir ekspozicija bibliotekoje. Taip, kad tikrai susipažinau ir tai, kad, kaip ir buvo minėta, nežinau, čia galbūt direktoriaus, kad tai buvo tik 8 projektai, tai iš tų visų projektų išrinkta mažiausia blogybė. Kad tai pavadinta sodyba, na tai sodyba, kadangi apjungiant, kiek aš supratau, sodyba... Tik tai visur buvo 8 darbai, yra vien blogybė. Kiti buvo dar baisesni. Mano požiūriu, aš tik savo nuomonę sakau, kitų nuomonės gali būti kitokios. Dėl to, kad aš manau, kad iš tikrųjų pasikartosiu, kad šitame projekte iš tikrųjų muziejuje nereikia nieko keisti. Ir todėl pritariu tiek Tomui, tiek Arvydui, tiek Zabielai, kad iš tikrųjų reikia palikti taip, kaip yra. Juolab, kad jeigu, kaip buvo pasakyta, kad visą tai norima daryti minint 100 metų jubiliejų. Tai jūs įsivaizduokit, 100 metų jubiliejus, muziejui mes atskaitos tašką pasiimam nuo tada, kada jisai kurtas. Tai pakeitimas vyko Vienuolio laikais, kada buvo padarytas gaubtas. Ir dabar mes po 100 metų, sukakties proga, mes parodom visiškai kitokią erdvę, negu buvo. 53 metų planas. Tada, kai jisai buvo tuo metu, visa sodybinė erdvė. Na tai gerai, Daiva, tai Tomas apie tai šnekėjo, taip, tai Vienuolio indėlis tą gaubtą padaryti. Bet tai mes jau turim susiformavusi muziejų ne 10, ne 20 metų. Jau yra paveldas. Tai bet apie ką aš noriu dar toliau pasakyti, kad vienas dalykas, tą aš pritariu ir Tomui, ir savo, kaip sakyt, interviu rašiau Anykštoje, kad jeigu reikalinga pakeisti, patobulinti, išsaugant klėtelę, vėdinimo sistemą, tikrai yra šiuolaikinių priemonių, nereikia griauti. Nes dabar, kai siūlomas stiklas, kokia apsauga bus nuo saulės? Juolab tokiom karstom vasaros dienom. Vis tiek reikės kažkokios ventiliacijos.
Kokie? Stiklo padėkėras technologiniai sprendimai. Dabar truputį technologijos. Bet architektūriškai tas stiklas labai nesiderina su sodybos aplinka ir tas naujas pastatas ir tas rūsys, aš manau, tai visiškai bereikalingas metimas pinigų į balą ir sudarkymas. Pagrindinė bažnyčia šitos statybos, jinai už tai ir yra atidaryta. Nėra kitos priemonės, kaip prašviečiama medžiaga, kad matytųsi visų savo grožių, kokie jinai gimė ir kokie yra jos esmė. Tai nuimkit stendus visus nuo to. Padidinkit pagaliau trupučiuką langus tam pačiam pastate, jeigu tai yra įmanoma. Aš nežinau, aš tik tai siūlau. Bet tai nuimkit tuos skydus, kurie dengia viską. Aš nemanau, kad iš tikrųjų čia reikalingos tokios investicijos į tai. O kita vertus, norint pažymėti tą 100 metų jubiliejų, tai kaip sakau, galima bandyti, jeigu įmanoma, 1. aukštą vienuolio, kad tas namas tikrai būtų vienuolio namas. Nes ekspozicinė parodinė erdvė yra administraciniam pastate. Ir ką aš jūs siūliau publikacijose, kad koks ryšys Petraškos su Baranausku ir su vienuoliu. Jokio. Tai Petrašką tokiu atveju kelti kitur, ar į kultūros centrą, ar kitas erdvės. Tikrai Anykščiuose pilna ekspozicinių erdvių, kad ir Tilto gatvė panaudoti kažkam. Tai bus dar viena vieta, kur ekskursijos užeis, gidas užves, tenai ekspozicija pati atskira. O šitą salę, kuri neseniai yra atnaujinta, panaudoti tam, kam ir siūlomas tas rūsys, kurio tikrai niekada nebuvo ir jo tikrai visiškai nereikia. Tiek praktinių, tiek istorinių požiūrių. Ir toj būtent patalpoj, tai yra puikiai ir konferencijų salė, ir parodinė salė, ir galima kažkokias tai edukacinės veiklas, mokamasias ir pažintinės vykdyti. O tuos pinigus, jeigu norima, sakysim, paimti iš kultūros ministerijos finansavimą ir skirti, nesvarbu, aš nežinau, čia tų Nėra detalių. finansavimo, nėra. Nėra, bet jeigu bus skirta, nes daug kur pažymima publikacijose, kad yra 1,5 milijono galimybė gauti. Nėra. Tai jeigu kartais būtų tokia galimybė, pažymint šitą 100 metų jubiliejų, tai aš siūlyčiau, pavyzdžiui, sukurti dokumentinį filmą. Geros kokybės filmą apie Baranauską, kuris būtų rodomas ekskursijų metu. Ir dar papildomai, ką ir minėjo apie turinį, Arvydas, kad būtent plėsti šitą turinį. Tai yra, pavyzdžiui, sugalvoti, sukurti kažkokią tai mokamą programą, kadangi vaikai yra šiais laikais kitokie, jie neskaito, jie daugiau žiūri. Tai sukurti kažkokią programą ekspozicinę, tam pačiam administraciniam pastate, kad, pavyzdžiui, pagal Baranausko šilelį kažkokios eilėraščio, ten poemos gabaliukas perskaitomas ir jie turi atpažinti, koks ten grybas, koks ten uoga, koks ten medis ar dar kažkas. Tai būtų ir savo kraštų, ir gamtos pažinimo, ir to pačiu Baranausko pažinimo. Kaip tokia, ką ir, sakau, Arvydas paminėjo, eiti į turinį, nes dabar muziejus laikosi iš tikrųjų ne tik pastatais, ne tik ekspozicija, bet ir žmonėmis. Kas juos pakeis? Dabar muziejininkai iš tikrųjų idėjiniai, nes atlyginimai visi žinot kokie kultūros darbuotojai. Tai jie dirba iš širdies. O ar žino bent vieną jauną žmogų, baigusi mokslus ir atėjusi į muziejų dirbantį iš širdies? Tai aš manau, kad iš tikrųjų mes žiūrim ne ten, ne pinigai, o muziejus, kaip sakau, turi likti toks, koks jis yra, tik tai patobulinant tai, kur reikia patobulinti, bet tik taip, kad nesikeistų. Tai visiškai teisingai, tą turinį, ką net ir pavardino Jolanta, niekaip kitaip neparodysi, kaip tik arčiau vietelės, arčiau tose erdvėse, ne kažkur kitur, ir tai būtų pilnas ir turinio. Bet tai Daiva projektai siūloma tam bunkerį Rūsy daryti. Kodėl bunkeris, o kodėl taip vadinama? Bunkeris dėl to, kad po žemė. Dabar aš nepalaukit, ne prie mikrofono, bet labai svarbu. Bet dabar įsivaizduokime, aš labai noriu vizualiai paaiškinti. Taip, mes išpildom mikroklimato reikalavimus. Ir yra miškas aparatų ant kalvos. Labai puiku. Todėl ir buvo sugalvota požeminė dalis, kad tie aparatai būtų požemyje. Ir ką dabar būtent, ir labai gerai galbūt, kad tie žmonės kūrybinės dirbtuvės padarė, dar nepasistumėjo tiek į priekį, o sustojo kaip tik. Va čia ir būtų jiems užduotis, kad tą požemį ir panaudotų techniniams dalykams.
Tai mes čia nekalbėkim tas to, ko nėra. Nu, per pristatymą buvo kalbama kitaip, ten buvo kalbama apie konferencijų salę, apie, kad būtų atsisės, nu, tai pristatė projekto autoriai, tai aš iš to ir sprendžiu. Projekto nėra, jis nepradėtas daryti. Tai čia aš ne apie techninį, aš apie paskirtis patalpų kalbu. Jie pristatė būtent taip, nes iš tikrųjų pačiam projekte, kuris... Idėja, aš idėją galiu... Ne, tai taip, tai niekas jų nekritikuoja, mes jų nekritikuoja, mes kalbam apie patį projektą, kiek jis yra tikslingas ir ar iš tikrųjų to reikia. Ir jeigu norint paminėti, tai sakau, paminėjimas būtų geriausias, išliekamoji vertė filmas, kurį būtų galima ne tik tai rodyti Baranausko šitam muziejuje, bet galima būtų ir pasiūlyti televiziją ir kitiem paminint, galima būtų ir mokyklose rodyti ir taip toliau. Ir atnaujinti būtent Baranausko Anykščių šilelio pažinimą šiuolaikiniam priemonėm. Ačiū. Taip, tai tada gal Daiva galėtume. Daiva kalbėjo. Labą dieną, jeigu su kažko nepasisveikinau. Aš labai trumpai, tik tai, kaip pasakyti, iš paveldo pusės. Kadangi Baranausko ir Vienuolio sodyba yra valstybės saugomas objektas, yra nacionalinio reikšmingumo lygmuo suteiktas, tai todėl visi šitie dalykai tikrai, man labiausiai norisi paveldo ekspertų nuomonė šituo atveju. Taip ir dėl klėtelės būtent gaubto, kaip kalbėjom, gerbiamas Šaltenis Arvydas, dėl to, kad klėtelės gaubtas taip, jau jisai pagal savo amžiaus cenzą, kadangi yra daugiau kaip 50 metų, jis jau pats gali būti kultūros paveldo vertybė. Bet 2018 metais, kada buvo rengiamas naujas vertinimo aktas ir ekspertai peržiūrėjo tas vertingasias savybės, jie turėjo tokią galimybę įrašyti gaubtą kaip vertingąją savybę, kadangi jau cenzas amžiaus leido tą daryti ir autorinis darbas yra architekto Kvašio, ne tai, kad šiaip iš betono pastatytas, bet jie neįrašė to. Tai matyt, tą turėjo omeny, bet mano tokia mintis buvo ir siūlymas dar, kai čia projektas vykto, galbūt galima būtų kviesti dar kartą ekspertą, būtent sovietinio paveldo tyrinėtojus, kurie įvertintų. Nekvietėm to paveldo specialisto, būtent nustatyti gaubto vertę. Bet kadangi gaubtas dabar nėra kultūros paveldo objektas, nėra vertingoji savybė, jo perstatymas, kažkoks rekonstravimas yra galimas. Yra galimas jo padidinimas pagal specialųjį planą 10–15%. Padidinamas gaubto šitas. Bet visi šitie dalykai turi būti derinami su kultūros paveldo departamentu. Taip pat ir sodyboje, sakykime, naujų pastatų atsiradimas memorialiniai sodyboje nėra galimas. Yra galimas tik atkūrimas buvusių, sakykime, statinių, turint tam tikrus istorinius, archeologinius ir kitokius tyrimus, kuriais vadovaujantis tas statinys gali būti atkuriamas. Iš Gintauto archeologinių tyrimų, kuriuos jisai darė, su tikslu, kad galbūt būtų galima rasti kažką, kad būtent stovėjo tas ūkinis statinys, tai tokių aiškių radinių nebuvo rasta, nes aiškus reikalas, kad vienuolis statė savo namą, jeigu buvo dideli akmenys, jie buvo panaudoti pastato pamatam ir to tiesiog neliko. Pagal tuos kartografinius duomenis, kurie yra, ten žymimas šitas dalykas. Bet vėlgi, bet koks memorialinės sodybos planavimo sprendinių keitimas, nes memorialinės sodybos planavimo sprendiniai yra vertingoji savybė. Tai turi būti irgi užstatymo intensyvumas, tankumas, turi būti derinami su kultūros paveldo departamentu. Kaip buvo daromas, nerengiamas dar projektas, tai nėra tų specialiųjų reikalavimų. Nes rengiant techninį projektą, pirmiausia, dabar nėra privaloma, bet manyčiau, kad projekto rengėjai turėtų išsiimti specialiuosius reikalavimus,
pagal kuriuos būtų rengiamas techninis projektas. Ir specialiuose reikalavimuose kultūros paveldo departamento atstovai aiškiai pasakytų savo poziciją. Ar galimas pagal tuos turimus istorinius duomenis naujo pastato statyba, ar galimas klėtelės gaubto, sakykime, plėtra didesnė nei numatyta specialiajam plane, ar ne. Tai turi būti išduoti specialieji reikalavimai. Dabar kol kas jų dar nėra išduoti. Tai va čia va ir yra, mano supratimu, va tas santykis su kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu, pagal kurias sąlygas aiškiai būtų projektuojami. Tai dar nėra aišku, kad ar mes gautume leidimą tam naujam pastatui. Bet jeigu jie padarys techninį projektą, jeigu tu padarys gerai. Jie ir kreiptųsi, nes tai užrašyta techninė užduotis. Gerai, tai mums turbūt visiems aiškiau tapo dabar. Ir aš suprantu, kadangi Rusijoje to nebuvo, didžioji baimė visiems, kurie buvo pasisakę anksčiau, kad 4,5 metro bus rūsys, tame rūsyje 300 kvadratinių metrų salė, mes tokių rūsių jau turim daug, tarybos nariai gausit paskui visą medžiagą, kiek mes išleidžiam kultūros įstaigų išlaikymui, koks salių užpildymas, kaip tankiai jos būna, kiek mums reikia dotuoti tų pastatų išlaikymą, jūs turėsit visus duomenis ir man atrodo, kad mes galėsim šiandien tokį pokalbį baigti dabar ir leisim. Aš turiu omeny apie tai, gausit medžiagą, išnagrinėsim, nes turim viską išnagrinėti iki galo. Dar mano kolega Kęstutis Indriūnas yra parašęs Facebook'e ir Anykšta atspausdinusi tokį buvo straipsnį rugsėjo 23 dieną, iš kur šovė mintis, kad to reikia. Jis parašęs yra savo mintis, pirmiausia, man kyla klausimas, ar yra poreikis modernizuoti muziejinę kalbą? Man tai neaišku. Iš kur šovė mintis, kad to reikia? Pasirodo, kad niekam to nereikia. Jeigu to nereikia muziejui, tikrai šiuo klausimu pasimečiau. Kęstučio žodžiai. Aš galiu komentuoti tik projekto sprendinius. Sprendiniuose yra daug prieštaravimų, tačiau tai reikėtų komentuoti smulkiai. Teisus buvo meras Kęstutis Tubis, sakydamas, kad mums jau per daug tų kavinių, salių, šioje užduotyje architektams to išvis nereikėjo. Čia Kęstučio perrašytas, aš nemanau, Anykšta, kad jį pakeitė. Aš manau, kad autorius galėtų komentuoti. Aš buvau pagautas tuo metu tokiam kontekste, po šito pokalbio, po šito pasakymo, kad nereikia mums tos muziejinės kalbos, ir sakom, tada nebesuprantu, kam mums tas reikia. Jisai tokiam kontekste pasakė, kai buvo ištransliuota, atrodo, kad tas Indriūnas pritarė. Čia, aišku, geriausiai jis taip pat pakomentuotų, bet tikrai yra už modernizavimą, o ne prieš. Tai tada, kadangi frakcijų seniūnai yra pakviesti, tai kviečiu ir frakcijų seniūnus pasisakyti. Garbingai tokia aplinkoje dabar sėdėsiu. Labą dieną visiems. Išklausiau, gal šiandien daugiausia laiko skyriau šiam klausimui, bet noriu pasidalinti tokiu prisiminimu. Prieš gerą 10-metį, važiuodamas nuo jūros su savo paaugliais vaikais, pasiūliau jiem užvažiuoti Bijotus. Dionizos Poškos Bublių pažiūrėti. Esu aš ten buvęs mokiniu, nieko ten nebuvo gražaus, kelmai tokie su stogeliais ir tiek. Bet kad aš nustebau tada nuvažiavęs, nes tikrai nežinojau, kad buvo įvykdytas prieš metus tas rekonstravimo projektas ir kai visi tie bubliai buvo restauruoti, padėti po stiklu, sutvarkyta visa aplinka ir padarytos gražuolės edukacinės erdvės, kuom tikrai galėjo didžiuotis ten berods Šilalės rajonas. Tai, kad man įspūdį paliko, tai čia smulkmena. Vis tiek aš jau toks vyresnis buvau, bet kai 13 ar 15 metų vaikam, kurie jau tais laikais iš telefono nelabai išlįsdavo važiuodami magistralę,
na tikrai kokį valandą laiko turėjo į ką pasižiūrėti. Ir po to dar važiuodami googlinosi ir apie tą pošką ir taip toliau ir panašiai. Tai mes šitoj vietoj man labai patiko Tautvydo pasakymas. Na vėlgi man likimas padovanoja dar antrokę. Tai aš tikrai norėčiau, kad jinai, kai bus 15 metų, kad jinai ateitų į muziejų, į Baranauską, Kletelę, į Vienuolę muziejų, nes dabar mūsų anykščių pradinukai tenai neina. Kol kas mokykla neišvedė, nevedė, nepasiūlė, nežinau. Kodėl, gal dar per maži, bet kada jie bus didelė, aš nežinau. Ar iš viso jais. Tai jau kokiais 20 metais, kai buvo Covidas, korona ir visi mes visko bijojom mirti ir sirgt, visgi apie tą šimtmetį jau buvo pradėta diskutuoti ir tikrai susiformavo nauja vyriausybė. Tada rinkimai buvo Seime, buvo sunkus laikai ir kažkaip teko čia truputėlį vis tiek dalyvaujant kažkur savivaldos veikloj, pabendrauti ir su komiteto pirmininku Juozapaičiu. Ir tikrai yra ta idėja ir jinai buvo, kad mes turim tinkamai pasiruošti ir paminėti šimtmetį. Ir kad Seimas turėtų, na, jeigu visi namų darbus padarysim, paskelbti memorialinių muziejų metus ir čia akstinas ir pagrindas turėtų būti Baranausko Kletelė, kadangi tai yra pirmasis memorialinis muziejus. Ir šiandien aš tikrai išgirdau daug visokių nuomonių. Niekas turbūt nekvesionuoja to klausimo, kad kažką reikia sugriauti ar kažkur padaryti kažkokias edukacijas šituose dviejose vertybėse, kurios yra ir viena, ir kita. Bet vėlgi mums nereikia bijoti ir tų pažeminių erdvių. Na, mes jų jau turim. Na, jos kainuoja. Taip, galbūt kainuoja, bet mes jomis didžiuojamės. Didžiuojamės menų inkubatorium. Nors 15 metais prie savivaldos rinkimus buvom visi nukaltinti, kas tada buvo pozicijai, kad pakasim 7 milijonus litų pažemėm. Na, ten tiek kainavo tada su visais projektais daugmaž. 6 turbūt iš jų buvo Europos Sąjungos. Bet dabar ir meras, matau, labai mėgsta renginius ir dalyvauti ir organizuoti ir politinius ir visokius. Ir aš pats politinius renginius dariau ten. Tai mes turim kuom pasididžiuoti ir toks objektas pritraukia. Ar jo reikia 300 kvadratinių metrų, ar 100 kvadratinių metrų, kaip gerbiama Jolanta sakė, įrengti tikrai kažkokią edukaciją tam jaunimui, 10-mečiam ar 12-mečiam, kurie galėtų Anykščių Šilelio ištraukas. Aš pats atsimenu dar truputėlį iš mokyklos, kai mes beveik visą mokėjom, ten įkvėpimas jau kągi, čia sakais pušelių, čia vėjelis dvelgtelis su kvapu kažkokį, nebepamenu jau. Tai šitoj vietoj mes neturim bijot profesionalų, mes neturim, tikrai pasitikėjom ir politiškai sprendimai tie ėjo ir darbai ėjo, kad yra kūrybinės dirbtuvės geriausi pasiūlymai, jie tada daro techninį projektą. Aš manau, kad šitą pusmetį tikrai aš jau tiek čia nebedalyvavau, kiek anksčiau, bet aš tikiuosi skyrius tikrai išrinko geriausius, kad mes turim daryti. Tai tikrai turim daryti, turim ruoštis ir nežiūrint į tai, kiek tas projektas kainuos, jis 100 ar 150 tūkstančių, nes pats projektavimas, mes turim pasiruošti, bet paraleliai turim padaryti ir kitus darbus, pasistengti, kad tą finansavimą didžiąją dalimi ir visą, ar ten nors 50% mes galėtumėm gauti iš vyriausybės, iš valstybės biudžeto, nes turim tokią vertybę, kurią galėtumėm pasinaudoti. Kažkada nepavyko anoj kadencijoje muziejų saugyklą sutvarkyti, bet atsirado tas pats Covidas ir ko pasiekmei pavyko tą muziejų saugyklą sutvarkyti. Aišku, buvo daug ten pas mums vargo su Antanu, tai yra jam su mums, su statybininkais, bet vis tiek tas darbas buvo padarytas ir dabar ta erdvė yra, netgi tinka ir ukrainiečiam, likimo nuskriaustiem, kaip sako, tai aš esu pasirašęs po to kreipimusi merui ir kad tikrai mes turime eiti tolyn, turim paraleliai visus darbus daryti. Čia turbūt daug buvo nežinios ir kažkas per daug emocingai sureagavo, bijodami, kad nugrius kalnas. Kasė tvyca, kvarcinį smėlį atsikasė, nuotraukas ir aš turiu, ir muziejus turbūt irgi daugiau turi. Ir labai norėjom, kad netgi stiklinė siena įdėtų į tą
į tą projektą, bet kadangi ten europinis tas projektas, ten buvo per daug sudėtinga tą padaryti, kad tą Varcą pamatyti, tai galbūt šitoje vietoje net ir tokį variantą galima, gal mes galime atsidarytame pastate vieną sieną kvarcinio smėlio ir kad matytų visus sluoksnius su geležim, be geležies ir kažkokį kitokį. Tai mes turėtumėm išspausti šito projekto daugiausia naudos ateičiai, išsaugot klėtelę, išsaugot pastatą vienuolio. Ir svarbiausia, kad jis būtų lankomas ne prievartiniu būdu, bet žmonės, ne tik anykštėnai, vaikai ir suaugę, bet ir, na, ne tik Lietuvos, turėtų atvažiuoti. O kad Baranauskas žino, tai aš prieš 1,5 gal metų, kai mes važiavom į Unijų, jis irgi buvo... Nu, bet mes jau sulietuvinam, Unijo. Ir kai vicemeras tada pasakė lenkiškai Baranausko pavardę ir vardą, Unijus yra 200 km už Varšuvos, nuo Seinų, nuo šitos pusės gan toli. Aišku, tas vicemeras istorikas, tai vėlgi, tai jisai žinojo, tai vadinasi, vardai yra garsus ir mes tuo didžiuojamės ir turim didžiuotis ir turim iš to dar išspausti šiokią tokią naudą. Ir iš valstybės, ir mums patiems, ir svarbiausia ateičiai. Ačiū. Kas dar norėtų iš tarybos narių? Anton Baranovas. Tai gal tiesiog labai trumpai, kad iš tikrųjų pritariu Dainiaus išsakytai kalbai ir abiejoms Daivoms ir visiems pasisakiusiems yra tų skirtingų nuomonių, bet aš manyčiau, kad nebijokim pažangos ir nebijokim atsinaujinimo. Viskas, aišku, turim pasitikėti profesionalais. Labai gerai, kad diskutuojam, nes diskusijų metu išsigryninam idėjas ir manau, rengiant techninį projektą, tikrai galima bus daryti kažkokius tai pakeitimus, kurie tinkamiausi mūsų bendruomeniai. Ir tas muziejus turi išlikti mūsų ateities kartoms, mūsų vaikams, anūkams ir būti patrauklus. Ir aš manau, kad tai būtų vienas tokių, dar vienas sprogimas Anykščiuose, kai buvo su Lajų taku, su Šventosios upės pėsčiųjų taku. Tai tiesiog linkiu rasti visiems sutarimą ir įgyvendinti šį didžiulį projektą. Ačiū. Aš tik tai tokį repliką į Gabrielės, kad dar vienas sprogimas Anykščiuose. Duok Dieve, kad sprogimų nebūtų. Turistų sprogimų. Nes buvo paskutinė ir vakar labai didelė aktualija vidaus reikalų ministrės. Mes 1,5 valandos diskutavom ir turbūt su tarybos nariais, su seniūnais susitiksim, pašnekėsim po tarybos posėdžio, kaipgi nereikėjo daryti. Supratau, gal netinkamai pavartota žodį šitam kontekste. Gal dar kažkas norėtų? Kolegos labai daug visko čia išsakė, iš tikrųjų pritariu, aš asmeniškai labai pritariu muziejaus kalbos atnaujinimui, jau vien dėl to, kad jis yra nepatrauklus mūsų vaikams, mums patiems jau nebėra patrauklus ir nebeįdomus užeiti. Ir aš nenorėdama, kad vienuolis tyliai numirtų, norėčiau, kad vienuolio atminimas, jo darbai ir žinia, ir Baranauskas, kartu kalbant ir apie Baranausko klėtelę, aš nenoriu, kad jie tyliai numirtų, nes jeigu mes nieko dabar nedarysime, jie bus pasmerkti mirčiai. Tikrąja to žodžio prasme. Tai vat tik tais čia yra sprendinių klausimas, kaip mes nuspręsime, ką mes padarysime, bet tikrai siūlau atnaujinti muziejinę kalbą, nes mes turime žiūrėti į ateitį. Ačiū. Mes visi norime žiūrėti į ateitį, kolegos, tikrai. Antanai. Prašom. Taip, sveiki dar sykį, tai
čia taip jau gal sutapo, kad tikrai su Dainium nei Irma, nei Gabrielė, nei aš nesitarėm, ką jis turėtų sakyti, bet praktiškai jis atliepė visų mūsų tuos ir norus, ką norėjom išsakyti, tuo labiau, kad aš kalbėsiu labai trumpai ir ne tik už save, bet ir už savo kolegas, tarybos narius, tai yra Dominiką Tutko ir Vygantą Šlyžį, kadangi jų parašas irgi buvo padėtas, kreipiantis, reiškia, į merą. Ir aš labai džiaugiuosi, gal kai kam gali kilti klausimas, o dėl ko niekur neskamba. Ir gal dėl, nežinau, dėl objektyvių priežasčių meras turėtų pasakyti, dėl ko, sakykime, nepasiklausta tokios, ir šiandieną bent į diskusiją Vytautas Balčiūnas neįjungtas. Būtent tai tas žmogus, kuris mums irgi padėjo tą patį raštą sukurti, tas kreipimasis. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jis irgi įvyko. Aš džiaugiuosi ir šios dienos, geriau visada vėliau, negu kad visiškai, sakykime, apie tai mes nekalbėtumėm. Dabar žiūrint, į gerbiamą Tomą Baranauską su visa pagarba, jam, ką jisai darė, ką ruošėsi daryti, ir išgirdus, aš net suabejojau, kad gaubtas šit netokia pat, reiškia, vertybė, kokia yra klėtelė. Ir ačiū Daiva, jinai biški ir mane nuramino, kad ne visiškai matomai taip nėra, ir tai nereiškia, kad tą, ką jūs sakėt, neturėtų būti, sakykime, saugoma. O dabar pritariu tas, kas buvo išsakyta, ir dabar noriu ir į merą kreiptis. Merė, jūs kažkaip tai, kad buvo pasakyta, kad ar tai iš kultūros ministerijos galima gauti ryšim su tokios svarbos, reiškia, projektų tam tikrą finansavimą, jūs, gal aš negerai išgirdau, jūs kažkaip tai, kad nėra šansų. Tai mano pasiūlymas koks būtų, aš vis dėlto to didžiojoje politikoje turiu tam tikros patirties, vietiniai politikoje aš tikrai esu žalės. Pirma mano kadencija ir darau daug klaidų, bet, nežiūrint mano amžiaus, šiek tiek mokinuosi. Tai šitoj vietoje, merė, ne tamstai vienam reikia važiuoti pas kairį. Ne vienam. Žinant partijos lyderio poziciją apie dabartinę valdančiuosius, ypatingai apie ministrą kairį, koks yra atsiliepimas. Ir jums tikėtis, kad nuvažiavęs jūs išgirsit kažkokį pozityvą didelį dėl to, kas yra svarbu anykščiam. Aš galvoju, kad važiuoti reikia, jūs labai protingai darot. Bet nepabijokit, jūs pasiimkit Gabrielę. Pažiūrėkim, kas dabar ir dar kas bus valdžioje. Valdžioje šita vyriausybė, mėlyjeji, bus iki kitų metų Kalėdų. Iki kitų metų Kalėdų. Labai daug yra galimybių, labai daug yra šansų. Naudokimės, einant pas tą patį Juozapaitį, yra Sergejus Jovaiša, pasiimkim jį, pasižiūrėkim, Ladygą pasiimkim, turim tokias jėgas didelės. Dar sykį sakau, ačiū tamstai, kad jūs važiuojat, bet jūs nepabijokit pasiimti šitų žmonių. Ir duos tik tai pliusą. Aš taip linkęs manyti, ir toks mano būtų palinkėjimas. O kad Vytauto neišgirdom, aš nežinau, gal jisai serga, gal nebuvo pakviesta, man šitoje vietoje biškučiuką gaila. Tikrai aš žmonių nebijau, už tai ir kalbuosi, ir važiuoju, ir susitinkam, ir vakar diskutavom ilgokai, ir nuotrauką galite pažiūrėti, vidaus reikalų ministrė atsistojo šalia, nusifotografavom, diskutavom, ieškojom būdų, tai viskas gerai, su visais bendraujam. Labą dieną. Išgirdau kolegų daug tikrai čia tų atsiliepimų, nuomonių, bet iš tų pačių direktoriaus Antano, iš Tautvydo tikrai minčių. Tai kiek suprantam, tai mums ko reikia? Mums reikia apsaugos klėtelį, taip? Apsaugos klėtelį vadinkim, bet išnaudojant, vadinkim, tą vietą, bet ne įkuriant, pavyzdžiui, dar kažkokių papildomų, kažkokių pastatų. Esmė tame, tai jeigu dabar, paklausęs architektūros skyrių, tai čia jie dabar yra kaktomša. Nes paveldas mes puikiai žinom, kas yra. Tai yra atkūrimas, bet ne naujų pastatų, kažkokių tai dar įrengimus. Tai mėlyjeji, tai mes ir žiūrėkim tada, kad reikia daryti, vadinkim, tą klėtelį išsaugot, kažką reikia daryti, mes galim tą pastatą tikrai pritaikyti, ne tik tai klėtelės kaip gaubtą, bet kažkokią, kad ir tą, kaip ir sakė Jolanta, turbūt, ekspozicijom, ten dar kažkam, tai, tikrai parengti tą, vadinkim, tik tą pastatą, bet neįrenginėti dar kažkokių papildomų. Nes, sutikim, jeigu mes tą paveldą, taip žiūrėsime tą paveldą ir darkysim, tai tą pačią kalbą, tai, nežinau, tikrai. Ar čia yra geras sprendimas?
Tai va, tai aš tik trumpai tiek, aš sakau, nu, mums reikėtų gal, sakau, diskusijų kolegė su kolegėmis. Nu, dabar gaunasi, kad priešpriešas. Ačiū. Dabar iš tiesų aš dar keletą žodžių pasakysiu. Malonu, kad visi įsisakėm, įsikalbėjom. Pats nežinojau, dalyvaudamas Rimanto Vanago jubiliejuje, kai buvo paslėpta koplyčia. Turbūt visi čia dauguma dalyvavo, Daiva buvot, Tautvydas tikrai buvo, ar ne? Vedantysis, jo. Pamenu. Tai ką pasakė Rimantas Vanagas? Kaip visi didžiavusi tarybinės visuomenės veikėjai, kad ta koplyčia paslėpta ir jos dabar niekas nebemato. Ir vienintelis drąsus žmogus su džinsiokais, kaip Rimantas Vanagas sakė, išlipo ir pasakė, kas? Kad blogai padarėt, kad jūs paslėpėt unikalų paminklą, reiškia, jį užmūrijot. Kas pasakė? Antanas Tyla, profesorius. Kai kada reikia pasakyti, ir iš tikrųjų aš džiaugiuosi šios dienos susitikimu, išsisakyti mintis, nėra priešpriešos, skaičius gausite ir rašte, kolegos gausite, bet aš manau, kad taip kaip tenai nupiešta vizualizacijai, tikrai neturėtų būti. Tikrai neturėtų būti. Aišku, tas kvarcinės smėlės, tai Dainius turbūt buvo Gruzijai, kai kvevris perpjautos ir čia tenai apačioje ir viršuvynas matosi muziejai. Viską norim mes matyti labai įtaigiai, viskas gerai. Bet žinant mūsų statybos ir dabar gaila Donato Krikštaponio nėra, jis labai aktyviai dalyvavo mūsų kvartalinės renovacijos apžiūroje, pamatėm, kaip statybininkai atlieka kokios kokybės darbus. Ir jeigu ir idealiai padarytų tos darbus, tikrai būtų problemų su tokio objekto, koks yra vizualizacijų eksploatacija. Jeigu mes dabar 40 000 siūlysim papildomai menų inkubatoriai investicijom išlaikymą, mums reikia turbūt jam išlaikymo apie 100 000, skaičiai yra surinkti, salės pas mus neužimtos. Kiek menų inkubatorių salė? Yra praeitais metais menų inkubatorių salė panaudotas 77 kartus, šiais metais 62 kartus. Tai aš džiaugiuosi, kad ir Dainius mėgsta salę, ir aš, ir mes dar, kaip sakyti, ir mūsų iniciatyva tą salę įveiklinama nors kiek. O mes tų salių turime 14 didelių salių. Ir tarybos narių dėka, ir Ritos Kripaitinės dėka už eurą pardavė mums, reiškia, sandėlį, kuris statytas vokiečių belaisvių prie Siauruko muziejaus komplekso. Mes įveiklinom tenai ir išbraukėm iš kultūros paveldo neišbrauktas, kad kalinių statytas. Tai šitos dalykus mes išsaugom ir mes tiesiog, Antanai, kiek kartų per metus ta salė būna įveiklinta? Taip, kad... Taip. Kiekviena ekskursija tai yra įveiklinta? Taip, ekskursija, bet kad susirinktų, kaip būna birželio 14 dieną 5 kartus. Taip, bet paskirtis kitokia, aš nepasakau, sakau tik vieną dalyką, kad mes visur turim, taip, valstybė nėra UABas, savivaldybė nėra UABas, bet vis tiek turim galvoti apie viską. Ir apie pinigus taip pat. O kaip kolegos istorikai minėjo, gerbiami Anykštėnai, mes pirmiausia turim išsaugoti to dvasią. Kažkodėl Rumšiškių muziejui rombų sidabrinių nestato. Tai yra aura, tai yra autentika ir mes Legų sodyboj taip pat nestatom jokių tokių dalykų prašmatnių, kurie labai, tikrai. Iš Lietuvos skirtingų regionų, tam tikros būdingos tam regionui pastatų, dar kiek įvykę, surečiama, restauruojama, papildoma, jeigu ten reikia, ir ten yra tos paskirties muziejus. Taip, tai labai dėkoju visiems, gal direktorė norėsi dar kokį žodį pasakyti, diskusija įvyko, atsakymą gausite. Aš atsiprašau, gal galėčiau dar vieną. Gerbiamas Tomai, prašom.
Aš norėčiau tik tai pabrėžti, kad iš tikrųjų čia buvo nuskambėjus labai racionali mintis, nes matau, kad daugelis žiūri ne į esmę, ne į tai, kad tai yra vienuolio kūrinys, ne tai, kad jie paminklas jam kaip muziejui, o žiūri į biurokratinę pusę, neįrašytas ten iš saugotinas savybės ir vadinasi, galima daryti, ką nori, griauti ten, kaip tik tai nori. Tai aš manau, kad labai racionali mintis buvo pasakyti ir ją reikia užakcentuoti, kad reikia visgi spręsti tą klausimą dėl gaubto įrašymo į vertingas savybės. Tai yra, reikia iškviesti tuos kultūros paveldo ekspertus, kad dar kartą peržiūrėtų ir vertintų ne tik kaip architektūrinė prasme, kas aišku irgi reikalinga, bet ir kaip memorialinė jo vertė, kad peržiūrėtų istorinius duomenis. Aš čia kažką pacitavau, bet anaiptol čia ne viskas. Tai turi tai įvertinti ir tada atsiras tas biurokratinis kažkoks tai verdiktas ir galima bus, sakykime, toliau apie tai kalbėti. Ačiū. Kaip ir daugiabučiai tokių sovietmečių. Čia yra autorinis darbas. Gerbiami istorikai, gerbiami muziejininkai, kolegos tarybos nariai, žiniasklaida, visuomenės atstovai, labai dėkoju už šį pasikalbėjimą popietę ir kviečiu kavos į kabinetą. Ačiū labai, kas nuotolinių negalės pavaišinti. Viso gero. Ką? Pas merą?